Mokslo sriubą rasite ir LRT mediatekoje. Pasaulio sveikatos organizacija priklausomybę nuo kompiuterinių žaidimų įtraukė į Tarptautinio ligų klasifikatoriaus 11 leidimą. Nors oficialiai dokumentuose tokia diagnozė egzistuoja, Lietuvoje ir daugelį kitų valstybių praktiškai diagnozavimas dar neveikia. Jeigu žiūrint statistiškai, kas susiduria daugiau su problemomis žaidimų įpročių, tai vyrai 3 kart dažniau negu moteris, jauni vyrai dažniau negu vyresni, su mažesniu išsilavinimu, nedirbantis, iš Rytų Azijos šalių taip pat yra didesni procentai, kas susiduria. Benediktas Gelūnas savo disertacijoje atliko tyrimą su nuo žaidimų priklausomais vyrais. Jis pastebėjo, kad į virtualų pasaulį vyrai bėga tuomet, kai jaučiasi nepakankami, nes negali atitikti tam tikrų vyriškumo standartų. Žaidimai siūlo tau patirti tą galią virtualiai, neturint socialinių barjerų, kliūčių, iššūkių, su kuriais susiduri kasdienybėje. Žaidimų turinys dažnai yra siejamas su jauku įkūnyti kažkokį trokštamą vyriškumą, kuris bus stiprus, galingas, finansiškai sėkmingas, dominuojantis, seksualiai sėkmingas. Kompiuterinių žaidimų rinkodara dažniausiai yra nukreipta į vyrus. Jos įtakai sunku atsispirti, nes žaidimų kūrėjai, norėdami pritraukti vartotojus, išnaudoja visus įmanomus triukus, kad palaikytų jų dėmesį bei norą sugrįžti. Vienas paminėtinas dalykas yra, kad didžiosios kompanijos gali sau leisti samdyti mokslininkus, kurie gali matuoti, pavyzdžiui, bioatsaką į žaidimo turinį, kad būtų maksimali stimulacija kiekvieno elemento žaidime įtraukianti į tokie dizaino elementai kaip atlygis už kasdienį prisijungimą prie žaidimo, atlygis už kassavaitinį prisijungimą prie žaidimo irgi skatina tą reguliarų vartojimą. Spalvų, garsų, stimulacijos kiekiai. Daugelis populiariausių žaidimų internete taiko lošimo elementus. Aš sumoku ten, tarkim, $5 ir gaunu tarsi lošti, kokį aš gausiu žaidimo viduje atlygį. Kažkokį ten ginklą, kuris gražiau atrodo, rūbą, kuris gražiau atrodo ir panašiai. Kai kurios šalis, berods Belgija, jau yra šitam paskelbus ribojimus, bet jie nelabai turi priemonių įgyvendinti tuos apribojimus. Įstatymas yra, bet vykdymo įstatymo labai sunku garantuoti. Iš kokių simptomų galima atskirti, kada noro žaisti jau yra priklausomybė? Mano interviu, kas daugiausiai buvo paryškinta, tai frustracija ir pyktis kylantis, žaidžiant, po žaidimų, persidalintis į santykius su aplinka, sveikatos problemos, nemiga, psichikos sveikatos pablogėjus būklė, pablogėjus nuotaika, depresija, nerimas, suicidinės mintis, kai žaidimai tampa dominuojančia veikla gyvenime, kai nežaidžiant galvojama apie žaidimus, kai nuolat laukiama sekančio žaidimo, kai kyla didelė frustracija negalint žaisti. Esminė įžvalga Benedikto Gelūno atliktame tyrime buvo ta, kad daugiausiai problemiškas žaidimas susijęs su vyrų vienišumu ir socialinė izoliacija. Iš visų vyrų, kuriuos pats intervavau, berods niekam žaidimai nebuvo pirmaeilė problema. Visų pasakojimai aiškino, kaip jų gyvenimo aplinkybėse žaidimai pradėjo turėti funkciją, kuri buvo reikalinga atsakant į kažką kitą, kas buvo iššūkis.